3, 2, 1, pradedam. Mūsų šauni Aistės LSU komanda sveikina visus su šventom kalėdom bei naujaisiais metais. Didžiausi linkėjimai visoms Lietuvos moterų krepšinio lygos komandoms. Vilniui, Kauno rajonui, Klaipėdai, Utenai, Šiauliams, Marijampolei. Taip pat visai Lietuvos moterų krepšinio lygai. Audrai, Marijai ir Doviliai. Nepamirškime ir mūsų partnerių, rėmėjų bei sirgalių. Ir visų draugų. Visų. Sveikiname visus naujienų portalus ir tuos, kurie rašo apie mus. Sveikinam Lietuvos krepšinio federaciją ir visą Lietuvos krepšinio šeimą. Justė, žinai, dėl ko šventės yra geras metas. Todėl nesisipildo su svajonės ir atsiranda daug lengviau. Kalėdos yra šiltos ir sukelia daug šiltų prisiminimų. Per Kalėdas susirenka kartu visa šeima ir tiesiog pabūnam visi kartu. Per Kalėdas mes galime tiesiog jaustis laimingi, nes kiekvienas galime dovanoti savo ir kitiems ir artimiesiems ir visiems, ką mes mylime, dovanas. Visi susėdę galime dalintis gerą nuotaiką, šnekėtis apie gražius prisiminimus. Urte, noriu pasakysiu eilėraštį. Žiauriai gerą. Opa, kaip gerai. Seni raudonosi, ką tu man padovanosi? Šįmet aš buvau labai gera, trampam parampam. Tai ką, aš tavo senis? Daug dovanų, tokį eilėraštį pasakiau. Daug dovanų. Kai buvau maža mergaitė, aš iš Kalėdų senelio visada tikėdavau, kad man padovanos mažą meškiuką. Paspirtuką. Ir mane Kalėdos visada žavėdavo, man patikdavo labai Kalėdų eglutės puošimas ir visada tikėdavau Kalėdų stebuklais. Bet jūs matot, kiek čia apelsinų. Keisčiausia, kad praėjus netgi 15 metų aš ir dabar tikiu Kalėdų seneliu ir vis dar laukiu savo išsvajotojo meškiuko. Jo, man turėjau dovaną? Ne. Sveikinu visus artėjančiom Kalėdom, juk taip pat nuostabiausias metas metuose. Taip pat nuostabiausias metuose. Linkiu, kad išsipildytų ir jūsų kalėdiniai stebuklai. Linkiu visiems gerų ir darbingų gyvatės metus. Na ką, susitiksim kitą metą. Aš noriu jums padainuoti kalėdinę dainelę. Akis šviečia, lūpos kviečia į mane žiūrėti. Laidai išsipildo, akis šviečia, lūpos kviečia į mane žiūrėti. Tokia gražia glūdė iš tikrųjų. Patys gerai. Taip pat? Oi, būčiau nusivilkus. O tu tėvai ir padovanojo tau paspirtuką? Ne. Sninga! Gaila, kad sniego senio dar nespėjom, nes labai šalta, nelimpa sniegas. Nu, Nercyte, ką gauni Kalėdom dovanų iš tėvų dabar dažniausiai? Dabar jau nelabai. Ką gaunu? Jo. Aš mėgstu pati dovanoti dovanas. O brangias dovanoji dovanas? Neskaičiau dar tavo kalėdinio laiško. Tai kaip tu drįsti neskaityt mano kalėdinio?